Mokom, nežinau, ten istorinių faktų iškalti datas arba kas iš viso, mano nuomonė, yra. Šiuo metu šiam pasaulyje šitą informaciją nieko verta, visai yra nieko verta. Bet mes turime mokyti žmonės. Kada jau porai pradėjus santykius iškelti tą pinigų klausimą ir jį aptarti? Labai greitai, nes tai antiek svarbi tema, pasakysiu su šypsena, prieš seksualinius santykius. Jeigu žmonės įsprendžia konfliktus, tai jų sąjunga tampa tvirtesnė alijansas negu tarp tų žmonių, kur nebuvo jokių konfliktų. Čia moksliniai tyrimai sako. Kartais žmonėm pinigai ir tampa savivertės matu. Man atrodo, gana pavojingas dalykas. Ne gana pavojingas, o itin pavojingas. Ir ką aš matau savo aplinkoje, kad ir suaugusių žmonių ir visai gerai uždirbančių vis tiek yra, kurie gyvena nuo algos iki algos. Jeigu žmogus suvokia, kad greičiausiai kažkokį pavyzdį neteisingą mačiau, kaip pakeisti tai, nuo ko užsikabinti? Vaikai gauna įstikinimą, kad labai nesaugus pasaulis yra ir reikia labai taupyti. Ir jeigu mes labai išvystom šitą kompetenciją, mes neišvystom uždirbimo kompetencijos, taip, ir tada mes sutaupom uždirbimo sąskaitą. Mes turim vaikus priklausomai nuo jų amžiaus mokyti daryti sprendimus. O ką reiškia daryti sprendimus? Reiškia rinktis iš alternatyvų. O kaip tos mokyti? Nuo pat mažens, kiek tai galima, nuo 1 metų. Jeigu mes lepinam savo vaikus, mes nemylim savo vaikų. Labadiena, Juliau. Labadiena. Sveiki, pokalbė apie pinigus žiūrovai ir klausytojai. Šiandien pas mus svečiuose psichoterapeutas, neurologas, medicinos mokslų daktaras Julius Neverauskas, man atrodo, vienas iš žinomiausių psichoterapijos specialistų Lietuvoje. Ir su jumis šiandien norėčiau kalbėti ne apie tai, kaip uždirbti daugiau, o kaip atpažinti savo elgesį su pinigais, požiūrį su pinigais ir galbūt kai ką savo gyvenime galėti pakeisti, jeigu tik tai yra noras. Ir man atrodo, kad pinigų tema dažnai yra nelengva žmonėm. Klausimas, kaip jūs tai iš savo praktikos matot, ar iš tiesų ta pinigų tema turi sunkumo, kai jūs bendraujate su kitais specialistais arba su klientais, savo pacientais? Viena iš sunkiausių temų, dėl to, kad žmonėm pinigai reiškia visiškai skirtingus dalykus ir reiškia labai dažnai stiprius dalykus. Tai pinigai patys yra galios, sakykime, simbolis, vertės simbolis gali būti, įtakos ir gali būti simbolis, saugumo simbolis. Tai jie yra apie visus tokius bazinius žmonių poreikius ir jie dėl to daro labai didelę įtaką žmonių gyvenimui ir bet kuria prasme daro. Ir kai juos reikia uždirbti, ir kai juos reikia išleisti, ir kai jų turim, ir kai jų pritrūksta ir taip toliau, jie eina per visą mūsų gyvenimą kaip tam tikras mato vienetas. Ir žmonės kartais painioja mato vienetą su pačiu daiktu, su pačiu matu, bet be abejonės tai yra labai labai stipri, reikšminga tema, įskaitant santykius, įskaitant meilę, įskaitant vaikų auginimą, įskaitant savo poreikių tenkinimą ir būtent savirealizaciją. Tai labai labai svarbi tema ir psichoterapijoje, ir gyvenime, ir visur kitur. Iš tikrųjų džiaugiuosi, kad jūs man pritarėt, nes tik patvirtinat tai, ką aš jaučiu ir matau gyvenime. Ir man atrodo, tas sunkumas dažnai yra tik tai pasiekmė kažko, ką mes jau turime. Ir įdomu, kada labiausiai formuojas, nuo ko labiausiai priklauso tas požiūris į pinigus, nuo patirčių vaikystėje arba kažko, ką mes matėm tėvų elgesyje, nuo jau savo patirčių gyvenime ar kažkokių įgimtų savybių. Kaip jūs pasakytumėt, įvardintumėt, kas daro stipriausią įtaką požiūriui į pinigus? Jeigu mes kalbam apie sunkumą, tai būtent jis yra labai santykinis dalykas, nes tas, kas vienam sunku, kitam lengva. Mums sunku visada yra tai, kas viršyje mūsų kompetencijas. Tai galim kalbėti bet ką, apie fizinį svorį, apie kažkokį psichologinį svorį ir galim kalbėti apie pinigus. Jeigu mes neturim kompetencijų savo pinigų
arba finansų valdymui, tai tampa sunku, jeigu mes turim šitas kompetencijas, tai tampa lengva. Taip, tai gali būti sunku šokti, gali būti lengva šokti. Tai va taip yra ir su pinigais. Ir kaip ir visos kompetencijos, mes išmokstam valdyti pinigus, o tai reiškia uždirbti, juos matuoti, juos kažkokiu tai būdu valdyti, išleisti, vertinti ir taip toliau, išmokstam savo gyvenimo eigoje. Ir viena iš labai svarbių fazių, kada mes to mokomės, yra mūsų vaikystės patirtis. Tai vaikystės patirtis yra apie tai, kad mes išmokstam įsitikinimų, mes gaunam įsitikinimus apie save, apie kitus žmonės, apie pasaulį ir tame tarpe apie pinigus. Ir būtent tie įsitikinimai lemia paskui mūsų elgesį, nes mes elgiamės taip, kaip mūsų įsitikinimai sako. Iš viso mes elgiamės taip, kaip mūsų mintys sako, mums atsiranda mintys visokios nuolat, pačios spontaniškai arba į kažkokius stimulus. Ir tos mintys, jos skatina mūsų emocijas, skatina mūsų kūno pojūčius, emocijos ir mintys, ir tada atsiranda mums impulsas veikti. Ir tada mes arba automatiškai veikiam, arba tie žmonės, kurie siekia išminties, jie daro pauzę, jie pradeda skaičiuoti nuo kažkokio rezultato norimo, tada renkasi iš daugiau alternatyvų. Bet praktiškai visi žmonės didžiąją laiko dalį veikia automatiškai. Taip, atsiranda mintis, emocijas, atsiranda kūno pojūtis, atsiranda stimulas veikti ir iš karto veikimas nesusimaščius daug ir nepadarius pauzės. Tai įsitikinimai yra labai svarbu. Taip, ir įsitikinimai veikia net tuomet, kai realybė priešinasi mūsų įsitikinimams. Ir čia ne tik apie pinigus, apie bet ką, apie meilę, apie galią, apie saugumą, apie pasaulį, apie kitus žmonės ir apie save patį. Irgi įsitikinimai, jie yra stipresni už realybę. Pas mane buvo tokia klientė, kuri atėjo dėl jos nuomonės žemos jos savivertės ir taip ten ir buvo. Ir kai aš prašiau jos parašyti savo pasiekimų sąrašą, jinai siuntė 5 puslapius pasiekimų pasaulinio lygio, europinio lygio ir darbinėje veikloje, ir asmeniam gyvenime ten irgi yra pasiekimų daug, ir šeima stipri, tvari, visa kita. Bet jinai nuolat kovoja su ta savo, dalesim, žema tokia savivertė ir savęs nuvertinimu ir savęs kritikavimu. Ir kokią priežastį jūs tuomet tokioje situacijoje matot, kai, kaip jūs sakot, sąrašas 5 puslapių, kodėl turėti aukštą įsitikinimas jos toksai, dėl to, kad jinai turėjo patirtis, kurios ją įtikino, kad jinai tam, kad būtų vertinga, turi būti daug sąlygų ir tos sąlygos kažkokios neįtikino, jos, dalesim, neįtikina ir viena iš sąlygų yra turi jaustis vertinga. Tai aš turiu kažkaip tai jaustis vertinga. Tai iš tikrųjų žmonės visi, jeigu mes gimstam, tai mūsų žmogiškoji vertė yra visų vienoda, nes mes atsinešam iš savo praeities, atsinešam galią iš tūkstančių protėvių. Kad mes čia sėdim ir operatorius čia yra, ir mūsų protėviai gyveno prieš 1000 metų, mūsų protėviai gyveno prieš 10 000 metų, mūsų protėviai gyveno, jūsų, mano ir operatoriaus protėviai gyveno prieš 50 000 metų, kai buvo ledynmetis ir taip toliau. Mūsų protėviai buvo labai sėkmingi žmonės, mes esam sėkmės kūdikiai, nes visi mūsų protėviai buvo labai sėkmingi. O jie buvo dėl to sėkmingi, kad jie gebėjo išgyventi iki reprodukcinio amžiaus, buvo vaisingi, turėti vaikų ir gebėjo kažkokiu būdu, ar patys, ar aplinka jų išauginti tuos vaikus iki reprodukcinio amžiaus. Ir tai tęsiasi tą visą laiką. Ir aš kai įsivaizduoju, kad šiuo metu kartais žmonės nenori vaikų turėti, aš žinau labai gerai priežastis, dėl ko nenori, bet jie kartais nepagalvoja apie tai, kad jie nutraukia 100 000 metų grandinę. Jie nutraukia. Nesusimąsto. Nes tai mūsų ta žmogiškoji vertė vien tik iš dalies milijonų spermatozoidų apvaisina vienas tas toksai
pats sėkmingiausias mūsų ir mes gimstam iš to ir mes išliekam mamos gimdoje ir gimstam ir išmaitinam mūsų mamos, kai mes skundžiamės savo tėvais. Tai aš sakau, kad mes turim džiaugtis, nes mūsų neužmušė tėvai, mūsų nenužudė dar prieš gimimą ir taip toliau. Jau jie dėl to buvo labai sėkmingi ir taip toliau. Tai mūsų žmogiškosios vertės iš tikrųjų, jeigu taip žiūrėti iš tokio egzistencinio taško, nereikia niekam įrodinėti, nes ją įrodė pasaulis, ją įrodė mūsų gimimas ir tai, kad mes dabar esam. Nes kai mes būsim nevertingi šiai visai, darysim, struktūrai, taip galim sakyti, tai mes tuoj pat ir dingsim ir ateis laikas visiems mums, kai mes dingsim. Tai vertė, jeigu vaikystėje mes gaunam tokias patirtis ir tokias žinutės, kad tam, kad būtum vertingas, turi būti, čia pats baisiausias yra dalykas, turi būti pranašesnis už visus kitus, tai yra vargas, tai žmogus visą laiką ieško pranašumo savo prieš kitus žmonės ir jisai realiai visada patirs nesėkmę, nes visada bus tų, kurie pranašesni už mus, visada bus tų. Mes jeigu tapsim olimpiniais čempionais arba uždirbsim ten, nežinau, kažkokias tai sumas, visada ateis kažkoks tai, kuris pralenks mus. Tai. Ir tada mes nepagalvojame apie kainą, to įrodinėjimo kaina yra milžiniška ir kai mes matuojam kažką tai pagal kainą, reikia įtraukti visą kainą, kiek kainuoja gauti tai, ko mes norim. Tai įsitikinimai labai lemia, jie atsiranda iki 7 metų amžiaus praktiškai ir po to, jeigu mes nedirbam labai atkakliai ir specialiai ir kvalifikuotai, sudarysim kvalifikuotai žmonėmis, negaunam kvalifikuotos pagalbos, jie visą mūsų gyvenimą lemia. Antras dalykas, jie gimdo taisyklės. Taip, tai taisyklės reiškia, mes tarsi žinom, kaip reikia veikti, kad kažkas tai būtų, kad tenkintum savo poreikius. Ir jos lemia mūsų elgesio pasirinkimus. Ir pavyzdžiui, jeigu žmogus turi įsitikinimą, kad turtingi žmonės yra blogi, jis gavo vaikystėje, kad turtas yra blogis, nes visi turtingi sukčiai, verslininkai, sukčiai ir taip toliau visi tik vagia ir visa kita, ir kad tai yra labai blogai, tai jis gauna ir taisyklę kartu, kad turtingų būti yra blogai. Taip. Ir toks žmogus niekada netaps turtingas. Jis jeigu išloš milijoną, bet jis vargiai ar loš net ir loterijai, nes tai yra blogis. Taip. Tai jeigu jis išloš milijoną arba ten žmogus išlošė 80 milijonų, tai jisai prarasta pinigus. Mes tą žinom, kad taip ir vyksta. Tai jos irgi labai lemia. Bet kai jūs sakote, ar įgimtas dalykas yra, tai labai didelė dalis yra įgimta. Mūsų smegenys yra, mes gaunam tam tikrą struktūrą genetiškai smegenų. Ir, pavyzdžiui, kalbant apie itin turtingų žmonės, aukščiausio lygio, milijardierius, tai ten vargiai mes rasime, net aš manau, kad nuo 10 milijonų prasideda tai, kad vargiai ir ten yra toks neurotipinis žmogus, ten yra su neuroįvairovė žmonės, su tam tikrom smegenim, autistinio spektro arba kito švelnaus, kurių smegenys veikia tam tikrų būdų ir tos smegenys, būtent jų veikimas leidžia generuoti algoritmus, kaip jie tos pinigus uždirba, tas self-made milijonieriai arba milijardieriai, taip, arba multimilijonieriai. Tai būtent lemia visas kompleksas, tai yra kokias mes gaunam smegenis, kokias mes gaunam kūną. Kūno atsparumas yra labai labai svarbus, nes pajamų generavimas reikalauja iš mūsų pastangų, tame tarpe fizinių pastangų, smegenys yra labai svarbu, patirtis yra labai svarbu. Tai mes čia galim nesigirti labai ir tie, kurie, darysim, kabutėse, sėkmingi labai, tai jų čia indėlis yra labai mažas. Manau, keletas procentų tik tai indėlis yra. Kaip įdomu. Ir tie, kurie, nes 60% mes gaunam genetiškai, 20% mes gaunam per ankstyvasias patirtis,
20% mes galim įtakoti, bet tas 20% įtakos irgi priklauso nuo mūsų ir genetikos, ir ankstyvųjų patirčių. Tai mes turim savo tos laisvės veikimo keletą procentų, jeigu turim, bet tas keletas procentų yra labai svarbus, itin svarbus. Ir tas keletas procentų ir lemia dažnai žmonių pokyčius, kad jie pakeičia savo įsitikinimus. Jie deda pastangas, jie turi įsitikinimą, kad galima pakeisti savo įsitikinimus. Čia yra laimingi žmonės, čia yra super. Ir juos galima už tai gerbti, ir jų tėvus, ir jų protėvius visus, ir taip toliau. Ir tai mūsų sprendimus, įskaitant ir finansinius sprendimus, lemia kompleksas visas priemonių. Ir tiem, kuriem nepasisekė irgi, jie galim sakyti, nekalti visiškai, kad jiem nepasisekė. Reikia tą priimti, kad tiem tiesiog tas kompleksas nesusidėjo taip, kad jie galėtų būti pasiturintys, daleisime. Trumpam sustabdau, nes noriu pasidžiaugti, kad vis daugiau su manim pabendraujate komentaruose po mūsų laidomis. Jau esu minėjus, kad man tai būdas šiek tiek labiau pažinti mūsų klausytoją ir šiek tiek labiau suprasti ir kurti asmeninį ryšį. Tad ir šiandien, jeigu pakomentuotumėt, kuri dalis pokalbio buvo įdomiausia, gal kažkuri tema labiausiai jūs palietė, man būtų labai įdomu, aš mielai atsakysiu ir į tai atsižvelgsiu planuodama ateities pokalbius. O dabar grįžtu pas mokslų daktarą. Noriu dar pakalbėti daugiau apie vaikystę ir tuomet aš galvau, kad apie didesnį, bet apie tą 20%, ką formuoja aplinka. Ir galbūt yra kažkokių elgesio modelių, ką tėvai daro nesąmoningai ir kažkokias klaidas daro, kurios visgi vaikams palieka, kaip jūs sakot, neteisingą požiūrį, kompleksus. Gal kažkas, kas tėvai klausytų, atpažintų tam tikrus nesąmoningus poelgius. Kai mes kalbam apie neteisingą požiūrį, tai reikia žiūrėti, kur yra teisybė, taip, tai viskas, ką vaikai patiria, tuo metu veikia. Ir gali įvairiausių būti priešingų dalykų, kaip pavyzdžiui, tėvai gyveno skurdžiai, jų tėvai gyveno skurdžiai ir jie, daleiskim, labai taupo, taip, ir vaikai gauna įstikinimą, kad labai nesaugus pasaulis yra ir reikia labai taupyti. Ir jeigu mes labai išvystom kompetencijas taupyti, ir jie išvysto, labai jie džiaugiasi tuo, kad sutaupė, tėvai juos giria už tai, kad jie sutaupė, tie vaikai, ir jisai gauna tokį įsitikinimą, kad taupimas yra pats svarbiausias dalykas, bet jisai nesuvokia, šitas žmogus dažniausiai, retai labai suvokia, tai tada jie keičiasi, kad taupimas yra kompetencija, kurią gauti, išlaikyti ir naudoti atima mūsų energiją. Ir jeigu mes labai išvystom šitą kompetenciją, mes neišvystom uždirbimo kompetencijos, taip, ir tada mes sutaupom uždirbimo sąskaitą, taip, tai kiti priešingai gauna, kad labai svarbu yra uždirbti, galima išleisti ir taip toliau. Ir tada vaikystėje mes matom, kaip tėvai uždirba, mes mokomės iš tėvų elgesio, o ne iš tėvų žodžių. Jeigu žodžiai prieštoja jų elgesiui, tai yra jau katastrofa. Vaikų smegenim labai sunku suderinti šitos dalykus, jeigu tėvai vieną sako, kitą daro, tai vaikai arba būna antisocialūs tada, arba jie būna tada, kokį žodį pasakyti, pažeisti labai stipriai, taip. Kitas tikinimas, kad labai svarbu demonstruoti statusą savo. Taip, kad jeigu mato, kad tėvai demonstruoja. Taip, jie mato, kad tas statusas yra vertinimas aplinkojų, nes yra toks posakis, kad pasakyk, kokie yra 5 tavo draugai, aš pasakysiu, koks tu. Tai mes visi atrandam tas aplinkas, kuriuos atinka mūsų įstikinimus ir būdą gyvenimo ir taisyklės. Ir jeigu tas vaikas mato, kad pats svarbiausias dalykas yra statusas, nesvarbu kokia kaina, taip? Nes statusas visada kainuoja, statusas nėra nemokamas dalykas. Šiaip tai labai baisus dalykas statusas. Ką jis kainuoja labiausiai? Oi, aš jums čia galiu pradėti nuo to, kad
pavyzdžiui, Romos imperatorių amžius buvo pats mažiausias. Romos imperatoriai gyveno keletą metų tik tai būdami Romos imperatoriais už tai, kad jie visi žūdavo. Juos darysim arba nužudydavo, arba nunuodydavo. Statusas kainuoja visko, kainuoja vidinės įtampos, nes aš duodavau tokią praktiką, eikim ir žiūrėkim į veidrodį visą laiką, ar teisingai mes atrodom, ir eiti vaikščioti visur žiūrint į priekį save veidrodį. Arba dar geresnė praktika, eikim pasistiebę, taip? Eikim pasistiebę, visą laiką vaikščiokim pasistiebę. Nes tie, kurie rodo savo statusą ir siekia savo statuso, jie vaikšto pasistiebę ir dar žiūrėdami daug veidrodžių. Tai sunkus gyvenimas, žinokit, niekada nenoriu iš tokio gyvenimo. Niekada, tai yra baisus gyvenimas. Ir jie vargšai žmonės, jie save vertina ne pagal savo turinį, bet pagal statusą. Ir jie nesupranta vieno dalyko labai paprasto, kad statusas daliai žmonių daro įspūdį teigiamą, bet didesniai daliai daro neigiamą įspūdį. Ir jeigu mes pasiekėm, kuo aukštesnio statuso mes pasiekėm, ir ne tik statuso, bet, pavyzdžiui, turto, tuo mes turim problemų daugiau su kitais žmonėmis. Nes žmonės net ir nenori to, bet taip jau žmonių smegenys veikia, kad jeigu kitas yra pranašesnis kažkuria prasme, pavyzdžiui, turto arba statuso prasme, yra labai sunku užmegzti ryšį su juo. Tai aš, pavyzdžiui, galvoju, kad jeigu jaunas labai žmogus tampa turtingas arba paveldėja turtą, bet neišmintį, nes būna, kad, aišku, mažuma, bet būna, kad ir turtingos šeimos skatina savo vaikų išmintį, bet tokių nėra daug, daugiau skatina protą, bet neišmintį, bet čia absoliučiai skirtingi dalykai ir kartais priešingi. Tai tada tam žmogui labai sunku sukurti santykius bet kokius, nes praktiškai neįmanomas santykių kurti. Už tai, kad santykiai jau kūrėsi ne su jo žmogiška dalim, bet su jo kažkokiu tai statusu arba ten tuo būsena, daleiskim, padėtim turtinė. Ir man teko net matyti realybėj, dabar istoriją girdėjau vieną, kur labai turtingas žmogus, užsienietis, jisai ten keletos šimtų metų šeimos istorijos, daleiskim, paveldėtojas, jisai specialiai eidavo ieškoti merginos visiškai jokio savo turto nerodamas ir niekaip nekalbėdamas apie tai ir taip toliau, save pateikdamas kaip, daleiskim, vidutinioką, taip, tam, kad jis galėtų sukurti santykį. Tai čia jam pasiekė, nes jisai iš šeimos gavo tą išmintį, taip. Tai kainuoja santykius, taip, kainuoja statuso palaikymą, kainuoja baimę prasti statusą, nes visi statusai prarandami. Man sunku įsivaizduoti statuso, nes jeigu trūksta išminties, statusas visada būna laikinas, Nes jeigu statusas, pavyzdžiui, grožis arba ten kažkoks tai pranašumas, vaizdinis, tai visada tai baigsis. Ir jeigu tu tapatini su savo grožiu, tai vargas tau. Taip, čia nėra, kad užlipai ant laiptelio ir jau viskas. Ir tas pats turtas, mes žinom, yra labai aiškus dėsnis, kad tik vienetai, labai mažas procentas turto yra išlaikoma per 4 kartas. Visada yra prarandamas. Praktiškai labai mažai pasaulyje šeimų, kur išlaikė turtą, daleisim, per ten daugiau negu 100 metų. Čia vienetai. Visi kiti praranda. Tai jūs įsivaizduokit, kad jeigu tu susitapatini su savo turtu arba savo kilmės šeima turtinga, tai tu nurizikuoji labai stipriai. O kai tu prarandi esminį dalyką, savo tapatybę, nes jeigu tavo tapatybė tai tampa, tai tu prarandi savo tapatybę. Tai kas pas tave lieka?
Tai statusas rizikingas dalykas yra. Ir čia vėl galima, kas tas statusas, taip, tai jeigu mes ieškom statuso savo viduj, savo išmintyje, savo kažkokiam tai tokiam bandymuose gyventi prasmingą gyvenimą, ir taip tu tarsi susikuri savo vidinį statusą, kad tu jautiesi, kad tu esi tam tikrai grupiai priklausai žmonių, kurie turi šitą vidinę kompetenciją, tai irgi yra statusas, nes tiem žmonėm jiem nesinori bendrauti su neturinčiais šitos kompetencijos žmonėmis, tai tada tai yra daug tvariau, negu kas kita, nes jinai vidinis statusas yra. Tai išorinis statusas yra grėsmė, o ne galimybė. Įdomu apie tai klausyti, ir statusas, ir tada su pinigais, ir savivertė yra turbūt labai susijęs dalykas, kartais žmonėm pinigai ir tampa savivertės matu, kur, man atrodo, gana pavojingas dalykas. Ne gana pavojingas, o itin pavojingas, ir jisai tuštumą duoda tuštumos jausmą tam žmogui. Nes kas liečia pinigus, tai niekad nėra gana, nes, pavyzdžiui, jeigu mes turim rankinuką, vieną visai yra brangesnių rankinukų, arba automobilį vieną, visai yra geresnių, tai labai yra nebrandu, taip sakyčiau, tapatintis savo vertę su tokiu rodikliu kaip pinigai. Taip. Nes tada mes irgi dedam labai daug pastangų, resursų, visą kitą, tam, kad išlaikyti tai, tam, kad demonstruoti tai, tam, kad įrodinėti savo ir kitiem tai, ir tada pritrūksta mums šitų resursų savo dalesim tokiai, egzistencinės prasmės realizacijai, taip, nes mes ir skiriamės nuo gyvūnų tuo, nes tie žmonės kaip gyvūnai, jie, koks nors, nežinau, ten liūtas, ar ne, arba liūtė, arba briedis, arba stirna, tai jie irgi kovoja dėl savo teritorijos, dėl savo visko, jie augina ragus ten, kad rodytų kažkam ir taip toliau, jie mūkia kažkaip, kad pritrauktų patelės. Tai tada tampi toksai gamtos algoritmo, iškreipto algoritmo vykdytojas, bet mūsų žmogiškoji dalis vis dėlto yra galimybė ugdyti išmintį savo ir matyti plačiau negu algoritmai, negu kad instinktai. Taip, čia yra instinktų lygiai tas. Tai mes prarandam savo žmogiškosios prigimties dalį. Tai tada, tai viskas okei, žinai, kam šito mažiau reikia, ir jis net nesupranta, kad tai yra, nes niekad nėra matęs savo gyvenime. Nes jo šeima tokia buvo, jo draugai tokie buvo, tai buvo vertybė, tai buvo aiškinamais, taip toliau, jis su tokiais bendravo visą gyvenimą, jis net nėra matęs kitokio gyvenimo. Dar noriu, klausau jūsų, ir dar noriu grįžti šiek tiek į vaikystę, nes turiu klausimą, kuris ir čia šituose pokalbiuose laiks nuo laiko vis išlenda apie vaikų auklėjimą, ir kai aš kalbinu verslininkus, daugiau pasiekusius žmonės, jie sako, man buvo motyvacija, nes aš jaučiau trūkumą. Vaikystėje aš norėjau gyventi geriau ir aš tada turėjau atkaklumo, siekiau, ir tada iškyla klausimas, kai jau žmonės turi savo vaikų, ir kaip surasti balansą tarp pilnavertės vaikystės suteikimo ir to sveiko alkio jausmo išlaikymo, kad jis norėtų tas vaikas siekti. Jo, čia visų pirma, kaip jūs sakot, pasiekia daugiau, tai aš pridėčiau pasiekia daugiau uždirbimo kompetencijoje prasme. Nes aš esu, bet nuolat, čia ne tik, kad esu matęs, bet nuolat matau, kiekvieną dieną matau tą kitą dalį šitos vadinamosios. O kokia ta kita dalis?
sėkmės. Nerimas, baimė, sveikatos problemos ir vaikų problemos. Taip, vaikų problemos. Tai jeigu mes persim prie jūsų klausimo, tai kaip taisyklė, jeigu tai yra tie self-made žmonės, ne, tai tada jie dėjo, kad ir neuro tenais įvairovė yra, bet jiem reikėjo dėti labai daug pastangų. Labai daug pastangų, kad gauti tai, ką jie turi. Ir tos pastangos atėmė resursus jų, laiko, emocinius, psichologinius, kitus resursus. Ir resursų tų pritrūko kaip taisyklė vaikams. Ir tada jie, būdami gerieji tėvai, ne visi taip yra, jie savo vaikam, tipo aš duodu savo vaikam, Ir jie lepindavo savo vaikus, ta prasme, jie duodavo vietoje santykių. Taip. Jeigu mes lepinam savo vaikus, mes nemylim savo vaikų, nes mes atėmam iš jų galimybę užauginti kompetencijas valdyti, nes jie neišmoksta patys motyvuotis, valdyti šitų dalykų, nes jie gauna be vidinių pastangų. Tai kalbant apie tuos žmonės, jeigu jie savo vaikam duoda ne meškerę, bet žuvį, jie žlugdo savo vaikus. Ir čia yra problema. Dabar jiem girtis, kad jie čia motyvuoti buvo savo sunkios vaikystės, irgi nėra labai ko, už tai, kad dauguma, kurie turėjo sunkią vaikystę, turi sunkią ir suaugystę. Taip. Atsineša tam. Nes mes į kažkokius tai iššūkius ir sunkumus gyvenime reaguojam 4 būdais. Tai vienas būdas yra mes pasiduodam tam. Ir mes, jeigu mūsų tėvai buvo, darysim, nevykėliai ekonominiai, tai ir mes būsim. Nes tai mes matėm, tai yra norma. Jūsų dar buvęs klausimas buvo apie vaikystės įtaką. Tai vaikystėje mes gaunam, kas tai yra norma? Kas yra norma? Tai, ką mato aplinkui turbūt. Tai, ką šeima laiko norma ir tai, ką praktikuoja kaip norma. Tai čia pradedant nuo bet ko, nuo gyvenimo būdo, nuo būsto, kokiam būste gyvena, nuo maisto, nuo fizinio aktyvumo, nuo darysim, asmeninio augimo, apie bet ką šneku, apie sveikatą, apie bet ką. Taip, tai jie tai priima kaip normą, šitą dalysim skurdą ekonominį ir kartu psichologinį dažnai, ir tada jie ir tęsia šitą dalyką. Tik mažuma pereina į kitą režimą, taip, tai pereina į hiperkompensacijos režimą. Bet jiem irgi pasisekė, čia nėra kuo girtis, nes jų tėvai, tie, kurie buvo nevykėliai, arba gal alkoholikai, arba dar kažkokie, arba apleidę, arba pametę, gal savo tėvo nematė ir taip toliau. Tai jie vis tiek jam davė genus. Aš taip sakau, jeigu jūs kažkur tai esate, kur yra kažkokia tai sėkmė, čia yra ir jūsų tėvai, ir jūsų protėviai, ir jūsų visi dalykai. Nes jeigu jie jūs kankino, jūs labai pykstat ant jų, nes jie buvo labai jums blogi, tėtis ir mama, arba tėtis ar mama, tai jeigu jūs siekiate kažko daugiau ir geriau, čia jie yra. Labai daug čia jų yra. Medalio pusės, ar ne? Labai čia jų daug yra. Genetiškai jie perdavė šitą dalyką. Genetiškai čia ne apie elgesį, jie elgesį rodė priešingai, bet genetiškai jie davė pagrindą hiperkompensuoti. Tai tada tas žmogus hiperkompensuoja ir jis turi priešingą variantą. Taip? Ir mes žinom, kad yra šeimų, ir čia vieno Vilniaus mero šeimoje, kuris visada sakydavo, kad mano ten broliai prasigėrė, o aš negeriu visai. Taip? Tai smagu, čia viskas gerai, čia keletas procentų yra jo nuopelnų, kad jisai pasirinko šitą kelią būti priešingų, negu kad jisai matė, bet jo broliai rinkosi, ar ten broliai seserys, nežinau, jie rinkosi tai, ką matė. Tai trečias būdas yra vengimas.
Taip, jie iš viso vengia temų ir finansinių ir taip toliau. Yra daugybė žmonių, kuriem pinigas, pajamos, uždarbis yra tabu, jie nenori prie to liestis. Taip. Jie apie tai nenori net ir galvoti ir kalbėti, jie pasitenkina tuo, kažkokį darbą ten dirba, atlyginimą gauna, nesiekia daugiau nieko, nepaprašo daugiau ir taip toliau. Yra žmonės, ketvirtas būdas, kurie sustingsta visiškai. Ir tada jie gali irgi pereiti į vengimą. O kuo skiriasi vengimas nuo sustingimo tų stadijų? Mažas skirtumas, bet jis yra. Tai vengia aktyviai žmogus, vengia per savo elgesį, o stingsta, jis tiesiog sustingsta, taip. Bet vengimas dažnai pasižymi tuo, galim sakyti 100%, pasižymi tuo, kad daro kažką tai kitą žmogus. Tai pavyzdžiui, gali būti svaiginasi. Taip, jisai geria, nes pavyzdžiui, arba šiuo metu svaiginasi ir kitais būdais ten, ir kažkokio medžiagom, arba gali elgesiu, internetu, pavyzdžiui, TikTok'u, arba dar kažko tai žaidimų, taip, arba lošimais, taip. Tai jie nueina į kitą elgesį. Tai vat visada, kai mes patiriam iššūkį, yra kelios galimybės, kaip mes jį reaguojam. Ir jeigu mums pasisekė, mes gavom genetiškai, gavom kažkokius tai, matėm kažkokį tai pavyzdį, dažnai būna taip, kad, kas mane liečia, mano tėvai labai stengiasi, jie daug dirbo, stengiasi, mus labai vertė dirbti, jau man tikrai būdavo jau per daug šito vertimo. Ir aukojosi labai ir taip toliau dėl to, kad kažką ten uždirbti, visą kitą. Bet aš mačiau savo tetą, kuri gyveno, jai pasiekė tuo metu, nes jinai dirbo valgyklos vedėja, jai tiesiog turėjo labai geras pareigas. Ir jinai gyveno ženkliai laisvesnį gyvenimą. Jinai atvažiuodavo pas mus su vaisiais ir čia sakydavo vaisiai iš mūsų sodo, pas ją jokio sodo nebūdavo. Skambiai pavadintas aplinkybės. Iš Turgaus, taip, vaisiai pirkti iš Turgaus tais laikais. Ir man tas kažkaip labai įstrigo, aš tikrai jai esu labai dėkingas ir už tai, kad jinai man parodė, kad ne vien tik toksai juodas darbas pasiaukojantis yra svarbus, bet galima ir kitokį gyvenimą gyventi. Tai tie, kurie hiperkompensavo, jie kažkokį tai pavyzdį matė, kažkur ar mokykloje, ar kažkur tai kažką tai, bet jų smegenys taip suveikė, kad jie prie to prisirišo pavyzdžio ir jie pradėjo kartoti ne savo tėvų pavyzdį, bet tai, ką matė. Tai va čia irgi toks. Čia valandas mes galim apie tai šnekėti, bet tiek neturim. Taip, turbūt, kad tiek neturim laiko, bet tai, kad jūs papasakojat ir kad jūs prisimenat, iš ties suprantu, kad paliko pėdsaką, tie vaisiai ir turbūt jūs nukreipėte. Ne tik vaisiai, bet neatvažiuodavom, mes dirbdavom, mes visi dirbam, jinai atvažiuoja savo, parodo, kad jinai knygą skaitydavo visą laiką, ji gyveno kitokį gyvenimą, negu tą tokį milžiniškom pastangom grįstą darbą. Dar viena susijusi tema yra gyvenimas taip vadinamas, nuo algos iki algos. Aš neseniai su savo auditorija LinkedIn'e pasidalinau idėją, kaip aš savo sūnų mokau planuoti biudžetą. Jam dabar 14, kad jis išmoktų išlaidas, pajamas planuoti, kad nebūtų nuo algos iki algos. Ir ten susilaukė daug reakcijų, komentarų, tas mano pasidalinimas. Ir ką aš matau savo aplinkoje, kad ir suaugusių žmonių, ir visai gerai uždirbančių, vis tiek yra, kurie gyvena nuo algos iki algos. Ir kaip, jeigu žmogus suvokia, kad greičiausiai kažkokį pavyzdį neteisingą mačiau, kaip pakeisti tai, nuo ko užsikabinti? Nes lyg ir supranta, kad negerai. Žiūrint, ką jūs vadinate alga, bet visi žmonės gyvena nuo pajamų prie pajamų.
Visi, ir Elonas Muskas taip pat. Kai nuliukas, aš turiu galvoje, kai atsiranda sąskaitoj nuliukas ir lauki, kada jau čia perves man tą atlyginimą. Jo, tai čia ir atskira tema, bet aš atsimenu, kaip Donaldas Trumpas, jisai rašė kažkur, ar aš mačiau video, kad jis ėjo, kažkaip prieš daug metų buvo, jis ėjo kažkur tai New York'e ir pamatė benamį, aiškiai, benamį prašant išmaldos. O jis tuo metu buvo skolingas, nežinau, ten ar 60 milijonų, ar 100 milijonų, ar kiek. Ir jisai pagalvojo, aš pagalvoju, Viešpatie, jis už mane yra turtingesnis 60 milijonų. Nes pas jį skola 60, aš patiksliai nepasakysiu kiek, bet ten buvo milžiniška suma. Milžiniška, tai mes žinom, kad jo istorija yra šitas. Tai jis yra turtingesnis, taip, tai aš manau, kad čia yra problema ne nuo algos prie algos, ar ne nuo pajamų prie pajamų, ir yra ne apie nulį mes šnekam, bet apie mokėjimą, turėjimą kompetencijų, jų auginimą, generuoti pajamą savo. Ir kartais tas nulis arba minusas, tai dauguma, bet jeigu čia jūsų kviesti verslininkai, aš esu garantuotas, kad jie gyveno reikšmingą laiko tarpą tokią minusę, kur net sunku įsivaizduoti kitiems žmonėms šito minuso. Taip. Bet tas minusas buvo ne dėl jų, dalesim, ne dėl klaidų. Gal ir dėl klaidų, bet jisai buvo tikslingas, jis buvo kaip jo, daleiskim, siekių arba tikslo siekimo įrankis ir dalis. Tai aš manau, kad mes turėtum mokyti ne taip, kad algos, bet turėtum mokyti valdyti savo finansus, matant juos holistiškai, integruotai ir aišku, įtraukiant sąmoningą skolinimąsi, kai tas skolinimas kuria didesnę daug vertę, negu kad palūkanos. Tai jeigu jūs klaustumėt manęs, kaip auginti savo vaikus, tai visų pirma, ne finansus valdyti reikia mokyti, bet sąmoningumą reikia mokyti. Taip. O kas tai yra sąmoningumas? Tai yra gebėjimas suprasti save visų pirma, tai yra savo mintis atpažinti, suprasti savo mintis apie mintis, metakogniciją, gebėjimas suprasti tą ratą mintis, emocijos, impulsai veikti, išminties pauzę daryti, planuoti nuo norimo rezultato, gebėjimas suprasti, kaip pasaulis veikia, kaip žmonės veikia, kaip visa kita. Tai va čia yra bazė, bet jeigu manęs klaustumėte, ko reikia mokyti vaikus, tai va šito reikia mokyti vaikus. Ar mokoma? Ne. Retai, man atrodo. Iš viso mokoma jau kalbant apie vidurinę mokyklą. Tai mokom, nežinau, ten istorinių faktų, iškalti datas, arba kas iš viso, mano nuomonė, yra. Šiuo metu šiam pasaulyje šitą informaciją nieko verta visai yra, nieko verta. Iš viso tuoj bus, kad visa informacija bus nieko verta. Bet mes turime mokyti žmonės sąmoningumo. Tai yra mokėjimo naviguoti šiame sudėtingame dabar pasaulyje, įskaitant ir savyje. Čia labai sunkus uždavinys. O į tą įeina, aišku, ir finansų valdymas. Tai mes turim vaikus priklausomai nuo jų amžiaus mokyti daryti sprendimus. O ką reiškia daryti sprendimus? Reiškia rinktis iš alternatyvų. Taip, jie turi o kaip tos mokyti? Nuo pat mažens, kiek tai galima, nuo 1 metų. Mes galim jau mokyti, ar tu renksiesi mėlynus marškinėlius, ar geltonus marškinėlius. Abudu vienodi, tik tai spalvos skiriasi. Turiu gražų pavyzdį su savo sūnumi šitą pasakyti. Bet gali rinktis. Jeigu vaikas, mano mergaitės išeidavo pusnuogės šaltą, darysim, rudenį, ar ten kartai žiemą. Tai ten jų mama, žmona, ten jaudindavosi, arba ypač močiutė, o aš sakau, ne, eina. Nes tik tai per patirtį gali gauti tas
tas vaikas išmokti valdyti savo gyvenimą. Man labai patinka, kad jūs tai patvirtinat. Aš tiesiog iš pajautimo tai darydavau. Mano sūnus, kai buvo visai mažytis, ėjo į darželį, sakiau, kad pavyzdį papasakosiu visai linksmą. Aš nupirkau jam kelnaičių ir ten rinkinukas 7. Ir aš ryte tvarkausi, sakau, išsirink, kurias tu nori autis. Ir apsiauk. Ir aš tai nuruošiuosi, grįžtu ir jų nėra. Sakau, tai o kurias tu išsirinkai ir kur kitos? Sako, aš nusprendžiau visas apsiauti. Ir jisai susėvė tos, apsėvė 7 trusikėlis. Ir laiką žiūri, kaip čia sekasi, greičiausiai po to rinksis vienas. Greičiausiai, bet man buvo visai linksmais, išėjo į mokyklą ir daugybę turiu tokių atvejų, kur kartais ar mano draugai, ar ten net ir darželio auklėtojas gana keistai pažiūrėdavo, o aš sakydavau, bet jeigu jis niekam nekenkia, nu koks skirtumas? Tai man malonu, kad jūs tai patvirtinate. Jeigu mes nurodom vaikui, kaip elgtis, iš viso aš siūlau kuo mažiau nurodyti, kaip elgtis. Tik tai išskirtinėse, nesaugiose situacijose ir tai mes turim paaiškinti, kaip elgtis ir kodėl, o nenurodyti, kaip elgtis. Jeigu mes nurodom savo vaiką, mes atimam iš jų kompetenciją valdyti savo gyvenimą. Tai mes turim juos per patirtį mokyti kuo daugiau, kad jie patys darytų sprendimus. Kuo daugiau. Beveik visur, kur galima saugiai, visur daryti. Ir aš prisimenu, mano dėdė, čia labai labai drastiškai, jisai turėjo mažą dukrą ir nežinau ten kiek tai dukrai buvo, gal 2 metai ar kiek. Jisai pasiėmė dukrą ant kelių ir jinai pasiėmė degtukus, jisai rūkė ir uždegė degtuką. Ir jinai laikė rankoje degtuką ir jis nedarė nieko. Ir man tada buvo, aš irgi buvau vaikas, man buvo baisu labai, kad jinai apdegė pirštukus savo. Ir tada tik tai jinai išmetė, kai jau pradėjo pirštukai svilti. Bet aš dabar kažkaip tai suvokiu, jis aišku per daug čia drastiškai, bet jisai mokė savo mergaitę elgtis su ugnimi daugiau, nes pas jį buvo ten ir sodyba, kur vaikai galėjo uždegti, suprantu, kad gal čia buvo šita paslaptis, bet tai va, tokiais drastiškais būdais gal aišku reikia žiūrėti, bet taip vaikus jie turi patirti neigiamas pasekmes. Mes negalim, jeigu mes savo vaikam ar kitiem žmonėm ar kam nors ten savo darbuotojam sušvelninsim pasekmes, mes atimsim iš jų kompetencijas. Ačiū už šitą patvirtinimą. Čia jau asmeniškai džiaugiuosi. Juliau, noriu dar pakalbėti apie pinigų klausimą vyro ir moters santykiuose. Ir noriu pradėti pirmiausia nuo klausimo, ar vyrui pinigai ir moteriai pinigai iš esmės skirtingą dalyką reiškia, ar bendraja prasme tą patį ir tik pavieniai atvejai skiriasi? Jo, tai visų pirma, vyrai ir moterys tai yra stereotipai. Taip, galim sakyti dažniau, nes anksčiau, kai buvo labai labai reglamentuotas toks dalykas, kas tai turi būti vyras, kas turi būti moteris, arba ortodoksinėse visuomenėse, va šiuo metu yra reglamentuota, tai tada tas aiškiau daugiau buvo, arba atėję iš anksčiau, kai vyrų fizinė galia ir gebėjimas kovoti, arti, nešti sunkius daiktus ir medžioti buvo reikšmingas dalykas. Tada moteris prižiūrėdavo savo šeimos židinį, o vyras veikdavo išoriai, o moteris veikdavo viduje. Ir vyrai dėja buvo antiek nesąmoningi visą laiką, kad jie skriaudavo moteris. Jie laikydavo savo moteris nuosavybę, bet tai yra atėję iš gamtos, nes tie vyrai patys šito nesuprasdami, greičiausiai dažnai bijodavo, kad moterys, jeigu bus savarankiškos, tai jos gali arba pastoti nuo kito vyro, arba gali kažkur dingti ir taip toliau ir sugriauti tą visą šeimą ir taip toliau. Tai anksčiau tas buvo labai būdinga ir paskui perėjo tokią nuostatą, kad vyras uždirba, o moteris taupo ir tada moteris valdo tuos vidinius finansus, o vyrai stengiasi, kad jų būtų kuo daugiau.
Bet šiuo metu mes matom, kad tas išsilaisvinimas jis neatėjo taip savo. Išsilaisvinimas atėjo dėl to, kad nėra realių, daleiskim, poreikio, realaus poreikio, kad tai būtų kaip buvo. Taip, ir ta moteris jos pradėjo irgi norėti būti žmogumi. Taip, tai visi kaip ir vyrai žmonės, ir moteriai žmonės. Tai aš manau, kad skirtumų yra tiek, kiek yra stereotipų. Ir aš matau dabar labai, patikrai žinokit, matau nuolat ir vis gausėjantį būrį šeimų, kur moteris uždirba, o vyras, čia net gali pasirodyti ir keista, arba žiūrovam, bet vyras namų šeimininkas. Aišku, čia yra specifinės moteris, nes jos dažnai čia yra tos, kurios labai nori tos laisvės ir jos galvoja, kad stiprus tas vyras, vadinamasis, apribos jos laisvę. Nes taip galvojo su tėčiu jos, arba taip jinai matė kažkur tai. Bet jeigu realiai vyras labai stiprus, jisai niekada neribos savo moters laisvę. Jisai priešingai skatins savo moters laisvę. Štai pas mane tai tas buvo visą laiką, taip skatinti savo moterį, o ne ją kažkaip tenais uždaryti, riboti. Tai labai skirtingi modeliai veikia, labai skirtingi. Šiuo metu viskas susipainioja, tos lyčių skirtumai nėra labai dideli, bet kitas yra labai svarbus dalykas, kas šiuo metu vyksta, tai aš matau šeimose, jaunose šeimose, kad vyksta atskirų pinigų algoritmai. Aš asmeniškai manau, kad tai yra blogai. Daugiau blogai negu gerai. Negu kad gerai, gal taip reikia sakyti, dėl to, kad ir finansai, ir jų valdymas yra labai svarbi šeimos funkcija, labai svarbi dalis. Ir jeigu atskirai, tai tada jau sekantis žingsnis yra į atskirus gyvenimus visai. Tai pas mane niekada nebuvo taip, aš priešingai atidavęs esu daug to valdymo savo žmonai. Tai nes aš manau, kad tai atskiria žmonės. Manau, kad tai atskiria. Ir tada žmogus jaučiasi, kad jis tarsi gyvena ir šeimoje, bet kartu ir atskiria gyvenimą visai. Tada ten skirsto, kam tu čia, ten daug yra modelių, vieni už ką mokėjo, arba deda bendrą fondą, arba ten, bet aš manau, kad tai šeimą tikrai nestiprina. Aš manau. Tai jūs sakytumėt, kad jūsų nuomonė geriausia apskritai bendrą biudžetą turėti, ar ne? Ar visgi, kaip jūs sako, tą fondą ir dalį visgi? Aš nesakau geriausia ar blogiausia, nes šitokios savokom aš nemanipuliuoju, bet jeigu mes norim šeimos kaip vientisos tokios sistemos arba struktūros, tai turi būti bendras biudžetas. Tai turi būti bendras biudžetas ir turi būti tas aptarimas. Nes vien tik, pavyzdžiui, aptarimai finansų ir sprendimai, jie irgi jungia žmonės. Ir jie skatina, ir konfliktai jungia žmonės. Mes žinom, kad tyrimai sako, kad jeigu žmonės išsprendžia konfliktus, tai jų sąjunga tampa tvirtesnė alijansas negu tarp tų žmonių, kur nebuvo jokių konfliktų. Čia moksliniai tyrimai sako. Tai mano galva, jeigu mes norim turėti tą tvarę vientisą šeimą, o ne dviejų žmonių sugyvenimą, taip, tai mes tada galim, mes turim turėti bendrą biudžetą. Matau išimtis, jeigu taip gaunasi, kad vienas, pavyzdžiui, atsiranda ten kažkokios tai pakartotinos santuokos ir taip toliau, ir atsiranda tam tikra, kuris jungia verslo interesai, nes jeigu turim bendrą, tai reikia visur parašo, reikia dar kažkokius sprendimus priimant. Ir jeigu dalėsim tas vienas iš poros, čia gali būti ir moteris, čia nebūtinai vyras, jisai pasiėmė į partnerės arba partnerius tokį, kuris jam kelia nepasitikėjimą, tai, bet kažkuo tai patinka jam, gal yra kažkokių tai dalykų, kur ten veikia nuostabiai, tai tada jisai gali padaryti sutartį, taip, ir tada
turi savo turtą ir finansus, kurį valdo be to kito žmogaus, tas žmogus turi savo, kitą dareisim duoda, vat, kiek man tenka matyti praktikoje, tiek duoda, kad jau užtenka. Ir tada nėra tos įtampos. Bet čia tik su tai žmonėm, kuriais tu nepasitikė. Tai klausimas, žinai, jeigu tu turėjai kompetencijas tiek uždirbti, tai aš esu daug matęs, kur bet tikrai uždirba ten daleiskim 8 ženklius skaičius, bet neturi kompetencijos išsirinkti partnerį arba partneris. Nes čia ir renkasi tokius, kur renkasi, bet tokius, kur ten vienos problemos. Tai tada, jeigu tu turi tokias mažas kompetencijas, tada pasidaryk sutartį. Taip, bet tada jau ir priimi, kad tai nėra lygiavertė sąjunga, o bet aš sakyčiau, žinokit, jie kartais funkcionuoja visai neblogai, bet šito žodžio lygiavertė aš nesakyčiau, bet nėra pilna sąjunga, šito aš nesakyčiau. Čia yra nepilna, čia yra sutartinis gyvenimas. Jeigu tau tinka, viskas. Taip. Ir kalbant apie tokias situacijas, man iškyla galvoj dar vienas porose tokia kylanti situacija, tai yra galios demonstravimas per pinigus. Ir man atrodo, gana, kiek tenka girdėti, neretai tai būna, bet kai jau labai aišku, tai tada jau dažniausiai būna tas žmogus papuolęs. Kaip pradiniai stadijoje užčiuopti, kad jau mano artimas, mylimas žmogus pradeda demonstruoti galią pinigais? Pirmą galią demonstruoja nevykėliai. Taip, ir silpnėjai, nes jeigu tu iš tikrųjų galingas, tau jokios galios, jinai savaime, iš visur jinai eina, tau nieko nereikia rodyti. Jeigu kažką reikia rodyti, žinokit, problema tam žmogui. Jeigu kažką jisai rodo, bet ką, ar gali, ar kažką, yra problema. Yra problema, aiškiai, tas žmogus tikrai yra pažeidžiamas. Taip. Tai aš manau, kad tą reikia matyti, kad galios rodymas yra silpnumo ženklas, pažeidžiamumo ženklas. Ir tada, jeigu jau mes esam toj sąjungoje, tada reikia šitą dalyką spręsti, nes nesupranta tie galios rodytojai vargšai, jie nesupranta, kad jeigu jie nori atimti galią iš kito žmogaus, tai arba, pavyzdžiui, įeina į konfliktą su tuo savo artimu žmogum, tam, kad nugalėtų kitą žmogų. Ir jie nesupranta, kad kai jie nugali tą kitą, jis yra nugalėtas. Arba jis yra silpnesnis su visais iš to išeinančiom pasekmėm ir jausmo, ir ryšio, ir visa kita. Tai šiaip tai, labai galios rodytojai arba kovotojai su savo artimaisiais ir nugalėtojai yra labai toli nuo išminties. Ir labai toli nuo tokio kažkokio brandesnio gyvenimo, bet visokių žmonių yra. Taip, kuo toliau nuo tokių iš tiesų laikytis. Kalbam ir aš suprantu, kad tas pinigų klausimas... yra, kur laikosi artinės kažkokius trupinius, kažką tai gauna. Tai tada prieimi, kad tu moki, tai tada jau nėra ko skųstis. Nes jeigu ateina ir skundžiasi, kad ten taip ir taip daro, tai tada reikės, tai ką tu gauni už tai. Ir jeigu tu būni toj situacijoje, kur tu kenti, tai aiškiai kažką tai gauni, stinga. Na, greičiausiai, nes turbūt nebūtų, jeigu negautų. Tai tada galbūt, tai priimk tą, kad tu moki savo tenais jauseną, visą kitą, savo gal fizinę sveikatą, psichologinę sveikatą už kažką. Taip. Na, turbūt yra tokių situacijų, kai moteris galbūt dažniau papuola, nes jos išeina auginti vaikų, jos netenka atlyginimo, netenka savarankiškumo ir tada tam tikrą laiką nelabai turi iš ko rinktis. Na, bet tas laikas irgi yra ribotas. Bet jos, jeigu tos, kurios turi kompetencijas rinktis partnerius, tai jos renkasi tokį partnerį ir taip starė dar prieš, kad tas partneris
įsipareigojantis yra. Ir tas partneris labai gerai supranta, kad bus toks laikas, kai jam reikės tą lizdą ir visą kitą kurti ir prisimti atsakomybę už tai. Ir ne tik tai atsakomybę už finansus, bet atsakomybę už tos motinos, tos savo žmonos arba mamos, savo vaiko jauseną. Ir aš manau, pavyzdžiui, čia gal jums jau per stipriai gali atrodyti, bet aš galvoju, kad tie jau tokie aukščiau kažko tai siekiantys vyrai, jie supranta, kad auginti vaiką labai daug reikia resursų. Visokių fizinių, emocinių, visą kitą. Ir jis nepalieka savo žmonos vienos su tais, kaip kartais būna, dar daugiau dirba, kad uždirbti daugiau pinigų, tada dar ten daugiau viena būna. Taip. Ir jeigu dar turi 2 mažus vaikus, tai tada jau dalėsim ir ne pas psichoterapeutą, bet ir pas psichiatrą reikia eiti. Ne kartą esu girdėjusi šį modelį. Vyras lyg ir nori labiau pasirūpinti ir daugiau dirba. Tai čia yra abiejų nekompetencija. Ir tos moteris, kuri rinkosi tokį vyrą ir nemokėjo su juo sutarti ir nesuprato to pati ir jam nemokėjo. Ir jo nekompetencija, kad jisai nesupranta, kad jis moka brangiausią kainą už tai. Nes tada tai bet kokiu atveju turės įtaką visam gyvenimui ir jų santykiams, ir turės vaikams įtaką neigiamai, sakyt. Tai moteriai reikia padėti, taip, visokiai, čia nebūtinai vien tik tai, ten fiziškai, dabar ten kur nors Instagrame daug moterų yra, daug tų, demonstruojančių savo gyvenimą, bet yra daug kur ten, kad mano vyras ir viską skalbia, ir lygina, ir vaiką keičia pampersus, ir išveda taip, ir dar pinigus uždirba, sakyti, aš netikiu, taip yra. Aš netikiu nieko. Tai melas. Tada klausimas, ką tas vyras gauna santykiuose, ar ne? Jeigu bet jis negali tai padaryti fiziškai, negali tai padaryti. Tai gali tai padaryti, kad jeigu tas jau, kuris deda pastangas ir toliau, tai organizuoja visokiais būdais tai moteriai pagalba. Jeigu jisai turi tokį darbą ir tokią veiklą, kuri generuoja į valandą daugiau negu, pavyzdžiui, daug daugiau negu auklė kainuoja. Arba ten gal mama, gal gali dar kažkas. Tai visada yra sprendimų. Tai bet palikti grinai tokiam, sakyčiau, kartais net galiu pasakyti, tokiam vergiškam darbe, dar jeigu tie vaikai serga ir taip toliau, dar kažkas vyksta, tai yra žalojantis dalykas. Žinot, man tas hiperdemonstravimas tokį sudaro jausmą, kad yra kaip tik priešingai. Ir lyg tai ta moteris, jūs paminėjot, turbūt gal moteris dažniau, bet lyg ir turi trūkumą, bet tada labai nori parodyti, kad iš tikrųjų tai yra taip. Tai mano jausmas, kad kai labai demonstruoja, tai man tada atrodo, kad kažkas nėra. Siekia pranašumo prieš kitas moteris, siekia pripažinimo, nes turi menką savivertę. Šitos visos demonstruotojos, nes jeigu žmogus turi normalią savivertę, jeigu jisai jaučiasi šioj žemėje veikiantis, jam nieko nereikia demonstruoti. Iš tikrųjų, tie brandų žmonės, jiem gėda kažkokį savo statusą demonstruoti. Jiem gėda su automobiliu važinėti tokiu išskirtiniu. Gėda už tai, kad jisai jaučia, kad tada jisai sukelia kitų žmonių tam tikras emocinės reakcijas, kurios jam galbūt yra nemaloni. Tai tie, kurie iš tikrųjų brandžiai gyvena, brandžiai kuria kažką ir taip toliau, jisai nedemonstruoja savo pranašumo nei prieš savo, nežinau, ten darbuotojus ar kolegas, nei prieš giminaičius, nei ką, už tada, kad jis jaučiasi daugiau bendrystėje su visais. Nes jeigu aš demonstruoju pranašumą, aš save pastatau prieš kitus. Ir ta moteris, ar ten vyras, nežinau, tai šiuo atveju šnekėjau apie moteris, jinai nesuvokia to, kad jinai demonstruodama savo pranašumą tarsi atsiskiria nuo tos bendrystės su kitom moterim. Tai man asmeniškai daug labiau patinka tie moterų būreliai su dalesim vežimėliais,
kur nors parke, kur jos dalinasi visokiais savo rūpešiais, viskuo ir visos lygiavertės ir lygiateisės. Mes nesam lygus. Kartais žmonės, man tas irgi, žinot, čia dabar moteris kartais mes lygios su kitu. Ne, jūs nesat lygios. Iš viso, joks žmogus nėra lygus kitam žmogui, bet yra lygiavertis ir lygiateisis. Tai yra skirtingas visai dalykas. Labai skirtingas ir labai dažnai žmonės šitą, man atrodo, sumaišo tą lygybę su lygiavertiškumu. Dar šiek tiek apie santykius. Žmonės bijo pradėti dažnai poroje tą pinigų temą. Galbūt vienas bijo pasirodyti šykštus, galbūt bijo materialistas pasirodyti, bet visgi kada rekomenduotumėt kažkoks laikas, tai kada jau porai pradėjus santykius iškelti tą pinigų klausimą ir jį aptarti, nes jo vengti. Labai greitai. Labai greitai, nes tai antiek svarbi tema. Aš siūlau visus klausimus. Dabar jums pasakysiu su šypsena prieš seksualinius santykius. Turbūt viskas turi aptarti. Tai pavyksta. Bet gaila dėl to. Dėl to ir problemų tiek yra. Bet intimus ryšys, jisai, jeigu taip žiūrėt labai brandžiai, taip, išmintingai, jisai turėtų atsirast kaip rezultatas to visos bendrystės, kuri jau susikūrė tam tikra pradinė bendrystė, tai reiškia vertybės gyvenimo. Čia tas žodis vertybės taip gali skambėti labai, bet jis visada yra. Mes jeigu net ir negalvom apie vertybės, vis tiek mes turim vertybės. Visi žmonės turi vertybės. Tik tai kartais tai suvokia ar nesuvokia. Vertybė nebūtinai šviesi, negali būti tamsi vertybė. O mes šnekame apie galią, pranašumas, irgi vertybė yra. Taip, tai vertybė yra ne tai, ką mes galvojam, kad yra vertinga, bet tai, ką mes darom. Aš duodu kartais pavyzdį, auditorijoje vedu mokymus, pavyzdžiui, apie vertybės ir klausiu, kam iš jūsų vertybė yra sveikata. Ir pakelia beveik visi ranką. Kas jūsų nepersivalgo, nepersigeria, miega visą laiką, kad teisingai prisižiūri, dantis valos, visą kitą, eina pas odontologą, higieną, visą kitą, kas jūsų, tai 2 pakelia arba 1. Tai vertybė yra tai, ką mes darome, net jeigu dėl to nukenčiame. O ne tai, ką galvojame, kas yra svarbu. Taip, tai būtent tai yra vertybė. Tai aš manau, kad ant tiek svarbios temos, mano dukros tuo pasižymi, kad jos dar prieš pradėdamos santykius labai man jos pasidalino, taip, aš jų nemokiau tiesiogiai, bet matyti išmoko per aplinkui, daug, kad jos pradėjo savo santykius nuo to išsiaiškinimo visų dalykų. Ir tada tik pereina prie kitų dalykų. Labai brandu. Dar kalbant apie santykius, besiruošdama pokalbių radau statistiką, kad apie 1/3 porų kaip vieną iš pagrindinių konfliktų priežasčių įvardina finansus. Bet aš pagalvojau, kad greičiausiai tai ne visada yra apie pinigus, bet kaip jūs sakot, apie tas vertybės, apie reikšmę, kur tik išraiška kartais gal būna. Apie pinigų reikšmę, apie pinigus niekad beveik nebūna, bet būna apie jų reikšmę tam vienam žmogui arba kitam žmogui. Ir čia būtent ir kertasi interesai, poreikiai, taisyklės, įsitikinimai, visą kitą. Noriu keliauti. Dėl to reikia įsiaiškinti. Taip. Iš viso santykių kūrimas yra 2 labai žmogaus gyvenimą lemia 2 svarbiausi sprendimai. Kokie? Tai pirmas sprendimas yra santykiai su kuo, labai lemia. Antras vis dėlto lemia, darysim, savo pasirinkimas veiklos. Viskas. Tai šitie sprendimai, jeigu mes juos padarom brandžiai, jeigu remimės išmintimi ir taip toliau, ir nuolat pastikrinam, ir priimam juos tik tai tuo met, kai atitinka kriterijus išminties, tada realiai tai užtikrins tau jau gerą gyvenimą, viskas. Tada gali atsitikti kažkokių tai dalykų, ten
Bet jeigu mes nepadarom šitoj vietoj išmintimi grįstų sprendimų, tai realiai tik mažas šansas, kad tu gyvensi gerą gyvenimą. Labai mažas. Vienas iš svarbiausių pasirinkimų. Žmogus, Du pasirinkimai. žmogus ir veikla. Santykiai. Čia ne tik tai artimas. Aišku, tas, daleiskim, jau partneris gyvenimo, tai pats svarbiausias pasirinkimas, bet po to ir kiti pasirinkimai žmonių. Tai ir draugai, ir išplėstinės giminės, su kuo bendrauti, su niekuo. Šiaip tai, kuo daugiau mes išminties siekiam, mums tos norisi bendrystės su daugiau. Mes turim tą vadinamą networką, palaikymo tinklą tam tikrą žmogų, kuris turėtų mus auginti, palaikyti, duoti džiaugsmą ir taip toliau. O antras yra veikla mūsų. Noriu pereiti dar prie tos veiklos dalinai. Vieną klausimą, kurį su prieš tai buvusiais net keliais pašnekovais lietėme, apie tai, kad žmogui yra sunku įvardinti savo kainą. Pavyzdžiui, derantis dėl atlyginimo, kad ir toj pačioj mėgstamoje veikloje, parduodant paslaugą, savo produktą. Ir vis mes pašnekam, sunku, bet kodėl? O kodėl čia taip yra? Gal jūs galit paaiškinti, kodėl žmogui sunku? Tai sunku dėl jų įsitikinimų, ką tai reiškia jam kaina. O šiaip tai kaina yra toks dalykas finansuose, kur yra labai aiškiai žinomi kriterijai, kaip jinai yra nustatoma, ta kaina. Ir jeigu mes kalbame apie daiktų kainą arba paslaugų kainą, tai vienas dalykas yra sąnaudos, ką reikia, o antras dalykas yra konkurencinė aplinka. Ir trečias dalykas yra poreikis to, ką tu parduodi, tam tikrą prasme. Tai aš siūlau taip pat veikti ir apie savo paslaugas, nes čia jūs kalbat turbūt ne apie savo kainą, nes žmogus neturi, bet apie paslaugų savo kainą. Ir paslauga čia gali būti bet kas, kažkoks darbas ar kažkas. Tai aš siūlau atsižvelgti iš tuos 3 kriterijus. Bet jeigu tai yra, pavyzdžiui, renginio vedimas, sąnaudų ten nelabai yra. Gerai, tai žiūrėkim tada aplinką konkurencinę ir tada žiūrėkim, kiek pas tave užsakymų yra. Tai jeigu pas tave pilnai užpildyta, ar ne? Trūksta šeštadienių, tai didink kainą. O jeigu iš vis nėra nieko, tai mažink kainą. Aš, pavyzdžiui, kai dirbau, aš visą, taip man gavosi gyvenime, kad kai pasikeitė laikai, aš visą laiką dirbau su pinigais, darėsim. Aš dirbau visą laiką, aš privačiai dirbau ir verslą dariau ir konsultavau visą kitą, tai aš visada statydavau pradžiai mažą kainą. Aš atsimenu, kad kiti daleiskim psichoterapeutai, jie statydavo už mane kartais didesnę kainą, bet jie taip ir, aš vis dabar net nežinau, jie ten kažką tai turi. Štai jie statydavo pertą tą kainą, nes mano kaina buvo mažesnė, aš turėdavau labai daug klientų, aš aišku mokėdavau tuo, kad aš ten mažai laisvalaikio turėdavau taip, bet aš labai išmokau daug. Ir ta mano kaina kilo, bet jinai buvo tvari. Argumentuotai jinai kilo. Tvari buvo labai, jinai buvo kaina dėl paklausos ir kompetencijų, o nesusigalvota iš savo vidaus, kaip ten man atrodo. Tai jeigu tavęs neperka, tai aiškiai yra dalykai, arba paslauga yra nekokybiška, arba kaina yra neadekvati. Dar galime įvesti dar kompetenciją arba nesižinomas. Bet šiaip tai jeigu tu gerai dirbi ir tavo kaina adekvati yra tai tu tuoj tapsi žinomas. Nes ar tu santechnikas, ar tu renginių vedėjas, ar tu gydytojas, ar tu bet kas, tu turi ribotą laiko resursą. Renginių vedėjas kiek gali pravesti, nežinau, jau ten jeigu peržiūrėjau 100 renginių į metus, gali pravesti, kaip pavyzdžiui, ne? Tai yra ribotas kiekis. Tai jeigu tu toks kietas, tai tu 100 pravedi ir pas tai jau pritrūksta laiko, tai didink kainą tada.
O jeigu dar pagalvojus apie tą situaciją, kur galbūt žmogus viduje tą kainą žino, na čia aš prieš tai kalbinau tą vestuvių planuotoją ir jis sako, aš berods fotografui sakau, kad va, turiu tau klientą, tai kiek kainuos? Ir jis sako, nu tai kiek negaila. Ir ta vestuvių planuotojas sako, tai 100 eurų, nu ne, nu mažai. Tai vadinasi, viduje žmogus kažkokią turi kainą, bet jisai ją bijo įvardinti. Irgi savivertės klausimai. Jis priimtų sprendimą, ne, jisai dar čia puikybės daug yra, taip, nes jisai nori, kad kitas priimtų už jį sprendimą ir tokį sprendimą, kuris jam tiktų. Tai toks truputį, nes jeigu sakytų taip, užtenka to 100 eurų, ne, tai vis tada taip galima sakyti. Bet jeigu jis ne, aš noriu daugiau, bet noriu, kad tu pats. Taip. Tai man asmeniškai nepatinka, nežinau, gal kam ir patinka, bet man tai nepatinka, kad kai aš ateinu kažkur, kažkokius tai daiktus yra ir manęs klausia, o koks tavo biudžetas? Belia koks pas mane gali būti biudžetas? O koks tavo reikalas, koks biudžetas? Aš noriu alternatyvų, kad tu pateikti galėsim, yra minimalus kažkoks tai, bazinis paketas, yra optimalus paketas, yra maxi paketas. Pasakyk man, aš rinksiuosi. O tai, kad aš to pasakysiu, kad mano biudžetas, nežinau, 100 vienetų ir tada tu pritaikysi mano biudžetui savo kažką. Aš noriu žinoti alternatyvas. Aš panašiai, kadangi dirbu rinkodaroje, neretai tenka išgirsti, kai kažkokią ten paslaugą derinu, tai irgi paklausia, kaip jūs ir sakot, o koks yra jūsų biudžetas? Tai aš irgi visą laiką labai stengiuosi apsukti, pasakau, už kokią sumą jūs nieko, net nesukat neįsuku nieko, jeigu nori viso gero. Tai, čia ta prasme, o ką čia dar sukti? Taip. Reikia ir stengiuosi mandagiai, mandagiai pasakai, aš noriu žinoti variantus jūsų, nes visi turi ribotus variantus. Tinka? Jeigu mes parduodam automobilius arba namus, vis tiek mes turim ribotus, arba mes esam tam segmente. Čia nėra taip, kad pas mus aš statau namus ir lūšnas ir statau dangoraižius. Taip nėra. Tai statau kažką ne? Tai, žodžiu, čia gali daugam nepatikti iš jūsų klausytojų, bet čia yra netokiems žmonėms kaip aš. Mes ir nesiekėm įtikti. Nes aš asmeniškai noriu, man yra vertybės skaidrumas. Man yra vertybės skaidrumas. Aš dabar grįžau iš tokios valstybės vienos Azijoje, kur ten nėra kainos ir tu turi, pavyzdžiui, pasakai, gali 10 kartų nusiderėti kainą. Man čia nepatinka. Taip, nes tada neaišku, kokia yra vertė. Kaina ir vertė yra, tada... Man žinokit, 10 kartų, aš gaištu savo resursus, aš labiausiai taupau savo gyvenimą, vertinu. Ir man reikia gaišti resursus, dėrėtis ten kažką, tai ginčytis, ten kažką rodyti. Man šitas netinka. Taip. Sutinku. Nors prieš tai kalbinau vieną verslininką, jisai įvardino, kad net sąmoningai vystė dėrybų įgūdžius, tam, kad sako, aš versle ko neišleidau, kiek sutaupiau, tas man į pliusą ir galiu panaudoti verslo vystymui. Bet čia turbūt yra skirtingos. Bet čia truputį skirtingi dalykai. Taip. Čia skirtingi dalykai, kai tenais dėrybos vyksta, tai nėra visada apie kainą, dėrybos apie daug labai yra komponentų ir terminus, ir visokius kitokius dalykus. Tai aš manau, kad būtinas dalykas. Yra būtinas dalykas dėrybos, ypatingai ten kokiam darėsim nekilnojamo turto ar kažko. Bet paprastuose dalykuose man gaila mano gyvenimo resursų, mano pastangų, visą kitą tam, kad tenais dėrėtis dėl kažkokios tai smulkmenos. Taip. Dar turiu jums mūsų pagrindinio tinklalaidės rėmėjo profitus klausimą apie investavimą. Aš ir pati nemažai bendrauju su žmonėm, kurie norėtų arba jau investuoja. Ir tie, kurie norėtų, labai dažnai pasako, kad aš galvoju, bet dar neprisiruošiau. Arba dar man čia trūksta žinių. Ir man iškyla klausimas, kiek finansiniai sprendimai iš tikrųjų yra racionalūs ir žiniomis pagrįsti, o kiek visgi tai yra emocijom grįstas dalykas. Mažo procento žmonių
investiciniai sprendimai yra pagrįsti vien tik racionalumu, čia reikia turėti smegenis tam tikras, kaip aš ir minėjau, autistinį spektrą, tam, kad jau tikrai vadovautumės, darysim, tik tai logika ir racionalumu. Tai viso akcijų, jeigu kalbate apie akcijų rinką, tai akcijų rinka yra emocinė rinka. Ir dabar mes žinom, ir su Masku, ir su viskuo yra emocijų rinka. Ir žlunga akcijos taip pat dėl emocijų, kyla taip pat dėl emocijų. Tai emocijų labai daug ir kuo ta rinka orientuota yra daugiau į mažmeninius pirkėjus akcijų, tuo daugiau tenais yra emocijų. Yra daugybė, čia galima atskirą laidą reikia padaryti apie mąstymo klaidas, investicijos ir taip toliau, apie jų valdymą, bet mes akivaizdžiai matom, kad ten šitie dalykai visi veikia. Tai tik tai darysim instituciniai investuotojai, kur yra programos labai algoritmai, kaip ten daryti visą kitą, jie veikia daugiau mažiau racionaliai, bet ten yra taisyklės, ten yra viskas sukurta, kad tik tai veiktų, kad būtent tos emocijos. Bet aš manau, kad kartais irgi veikia, jeigu pažiūri į Buffettą, jisai irgi, dabar priėmė vieną sprendimą, tai jisai, ta prasme, irgi įtraukia savo emocijas. Toks žmogus kaip Buffettas. Jisai daugam yra kaip pavyzdys investavimo, turint galvoje, kad ir gana vėlyvam amžiui pradėjo investuoti. Tai jo pavardė labai svarbi šitai temai. Jo, bet reikia žinot, kad jis ir išskirtinės daug labai yra aplinkybės, visą kitą. Ir mes turėtume gal orientuotis ne jį, bet į jo išmintį kažkokius, tai jo darysi mokytis iš jo veikimo būdų ir taip toliau, bet kad aš būsiu toks kaip Buffettas. Ne, reikia būti toks, kaip tu būsi. Jeigu tu vadovaujasi ne tik Buffetto, bet ir kitų, daleiskim, išmintimi. Jūs man užmetėt kabliuką ir galbūt ateityje aš jūs pakviesiu dar kartą ir mes tada panagrinėsim šitą temą daugiau. O pabaigai jau noriu paklausti, jeigu mūsų klauso žmogus ir jis kažkur atpažįsta save tam tikriuose modeliuose, šeimoje, tarkim, su antra pusė, su vaiku, ir supranta, kad jo požiūris galbūt į pinigus ar tas santykis su pinigais nėra teisingas ir norėtų jį pakeisti. Visgi nuo ko jam pradėti? Kur tas pirmas žingsnis, koks turėtų būti? Nuo sąmoningumo, jau mano minėto, tai reikėtų tada inventorizaciją pasidaryti savo finansų psichologijos. Inventorizacija. Ką tai reiškia? Tai reiškia įsivardinti, ką man pinigai... Reikėtų paskaityti knygų visų pirma, o šiuo metu tai jau galima ir neskaityti knygų, bet įsigyti už 20 eurų audio variantą. Prenumeratą ChatGPT arba Cloud arba dar kažką tai ir tada bandyti padirbti su juo. Aš manau, kad aš siūlau rinkti šitą sprendimą ir jeigu suformuluosim geras užklausas, mes gausim visus žingsnius. Reikėtų, ką man reiškia pinigai, ko aš išmokau vaikystėje, kokie mano įsitikinimai, kokios mano taisyklės, kokios mano patirtys, kokie mano poreikiai, kokie mano norai, nes poreikiai ir norai yra skirtingi dalykai visai. Tai mes turime atskirti iš tos dalykus. Mes turime atskirti poreikius, norus, komfortą, statusą, čia visai yra skirtingi dalykai. Ir tada priimti sprendimus, žinant, kad tie sprendimai visada bus kažkieno tai sąskaita. Jeigu aš kažką tai noriu, vieno dalyko, tai aš kažko tai kito negausiu. Reikėtų savo įsivardinti. Ir tada, kai priimu sprendimą, žiūrėti, kaip jisai veikia ir nebijoti keisti sprendimo. Jeigu mes kalbame apie atsparumą psichologinį arba kažkokį ryžtą ir taip toliau, tai dar mes turėtumėm įsivesti terminą psichologinis lankstumas, nes jeigu mes esam labai ryžtingi, tokie labai siekiantys vieno tikslo, mes kartais galim nueiti neaišku kur siekdami tikslo. Mes galim nepastebėti, kad mes ten klaidžiam, kad tai neturi vertės to, ko mes siekiam jau. Kaip pavyzdžiui.
O čia pinigų šnekant tai daug. Tai mes prisirišę prie nekilnojamo turto, bet jau šiuo metu artėja tas laikas, bet manau, kad tikrai greitai ateis laikas, kai nekilnojamas turtas taps problema daugiau, bet jeigu mes jį žiūrėsim kaip investiciją mažmeninę, negu kad ten turtas. Kodėl tas problema? Kur jūs čia matote tą? Jisai dėl keletos priežasčių. Viena priežastis bus taip, kad tu jo neišnuomosi taip niekada, kad jis atsipirktų per prasmingą laikotarpį, kad bus mokesčiai visokie ir taip toliau. Antras dalykas, kad jo kaina gali nedėti. Mes Lietuvoje, mes esam pati didžiausia, man atrodo, valstybė Europoje, kur augo nekilnojamo turto kaina. Ir mūsų tėvams, jūsų tėvams tai buvo, kad jie įsivaizduoja, kad jeigu turi turto, tai viskas, tau visą laiką auks, tau visą laiką gerės, bet mes žinom, kad taip nėra ir taip nebus. Labai gali būti, kad priešingai ta kaina kris arba neauks taip. Pavyzdžiui, Prancūzijoje daugiau žinau apie ją, ten nekilnojamas turtas dešimtmečius auga ten po mažą procentą. Labai. Taip, mes iš tikrųjų lietuviai, ir aš pati. O yra, kur mažėja turtas, matau, aš dabar nesiminu, bet Suomija, matau, ar kitos valstybės, mažėja kaina. Kur mažėja kaina. Vertė. Tai čia taip nebus visą laiką, kad tai auks. Tai alternatyvos yra. Ir visada mes turim rinktis iš alternatyvų, visada, bet kur, santykiuose, darbuose ir finansuose, policyje savo džiaugsmuose rinktis iš alternatyvų. Juliau, klausausi ir galvoju, vis tiek, kai ėjote į šitą pokalbį, žinojote, kad bus pokalbis apie pinigus, turėjote turbūt mintį ir kažkokias temas. Ar buvo kažkas, ką jūs pagalvojot, kad verta pakalbėti ir mes šiandien nepalietėm apie pinigus? Oi, aš galėčiau šnekėti apie tai labai daug, nes visą gyvenimą dirbu įvairiom prasmėm. Aš pats kūriau pinigų, jeigu taip kalbėti plačiaja prasme, nes esu sukūręs keletą verslų, kuriuos užbaigęs tą visą ciklą iki pardavimo sėkmingo ir šiuo metu darau tai ir dirbu su žmonėm, kurie turi iššūkius su pinigais, tai gali būti klientai, gali būti vadovai, nes aš dirbu su organizacijom ir taip toliau, ir mokymus vedu ten, ir verslo žiniuose, ir kitur. Tai prasme, mano visas gyvenimas yra apie pinigus, bet aš į pinigus žiūrau ženkliai plačiau negu dauguma žmonių. Aš juos matau kaip pasaulio dalį tam tikrą, bet ir kitos dalys yra visos. Toj sąveikoje toj. Tai pinigai jie turi kurti sinergiją. Jie neturi atimti iš kitų vietų resursus, o kaip tik juos kurti, kad jų būtų daugiau. Tai tokiu atveju jie padidins mūsų tą džiaugsmą, prasmę, šiek tiek laimės jausmą. Ir tiek, bet jeigu mes žiūrėsim juos kaip į tikslą, o ne kaip į priemonę, tada patirsim problemų daug. Ir tos nuoskaudos, mes žinom, kad yra tyrimų, kurie žiūri, ko žmonės gailisi. Tai prieš mirtį rimtų tyrimų yra. Tai jie gailisi šito. Nes prieš mirtį pagalvoja, aš uždirbau, nežinau, ten N ir dar kažkiek. Niekas taip negalvoja. Realiai ne. Labai sutrikęs žmogus gali galvoti, labai. Taip. Bet tu galvoji apie kitus dalykus, apie savo santykius, apie savo prasmę kažkokią ir taip toliau. Bet jeigu tavo vienintelis santykis yra su pinigais, o tas yra, matau, tai laukia liūdna mirtis. Liūdna. Vienišume, skausme, gailestyje, tokiam pyktyje. Labai daug mačiau pyktį prieš mirtį. Pas to žmonės jie labai pyksta, nes jie patiki savo galiomis, jie patiki, kad nes jeigu jūs uždirbo tiek, aš tada galiu viską ir jie užmiršta, kad ir
visi kol kas miršta. Gal tai bus laikas, gali ateiti taip laikas, dabar jau ruošiamas toks laikas, kai tu pasiekęs tam tikrą lygį, gal ir mažės tavo šansas mirti, o gal kažką tai ir nemirsi, bet šiuo metu kol kas, aš manau, dar dauguma tų žmonių mirs. Dauguma mes ir turbūt mirsime, kol kas dar nėra. Taip yra. Tai tada labai yra blogai prisirišti prie to, kas nėra tvaru. Prisirišti, iš viso prisirišti nėra labai geras dalykas, labai stipriai, bet prisirišti prie to, kas nėra tvaru, tai kas yra iliuzija iš esmės. Jie yra iliuzija. Juk jie yra skaičiai, kurie turi tik tai kitą reikšmę, kitą galią, kol kažkas tai juos priima iš tavęs. Čia dar mes apie tai ir galim šnekėti, nes pinigai, jie turi tik tiek vertės, kiek tai priima. Aš žinau, pavyzdžiui, keletą žmonių, kurie buvo pririnkę rublių, kurie darė ten, laikė tas didelės sumas, ar ne? kurie darė ten visokius dalykus ten už įstatymo ribų ir buvo prisirinkę, daleiskim, ten 100 000 rublių. Tai tais laikais 100 000 buvo namas Vilniaus centre, o pas juos buvo 100 000. Ir jų viskas liko, būtent tų žmonių, nes jiems pritrūko išminties, paskui juos pakeis, daugumą aišku pakeitė, sakyta, bet buvo taip, ar paslėpę kažkur tai buvo ir taip toliau. Ir jie jokios vertės neturi. Tai jie turi vertę tik tiek, kiek juos mes galim iškeisti į kitus dalykus. Bet dabar pabaigai pasakyti, tai geriausi dalykai pasaulyje nemokami. Kas tai yra? Tai yra santykiai, džiaugsmas, laimė, sveikata, viskas yra nemokama. Geriausi dalykai. Pinigai reikalingi, tam tikras jų lygis, yra mokslinių tyrimų daug atlikta pinigus, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose skaitosi, kad tavo pasitenkinimas didėja iki, darysim, ten anksčiau buvo atliktas tyrimas, iki 700 000 metams, ne? Dabar gal bus 100 000 metų. Bet po 100 000 metam pajamos nedidėja arba net mažėja. Ir tada laimiai kurti daug didesnę įtaką daro kiti dalykai. Kitos kompetencijos. Pinigų valdymas, tai reiškia uždirbti juos tinkamu būdu, realizuoti, yra kompetencija, yra mūsų gebėjimai. Bet mes turim ir kitas kompetencijas. Jeigu mes turim šitą kompetenciją išvystytą kitų kompetencijų sąskaitą, mūsų laukia liūdnas gyvenimas. Ir šitoje vietoje, man atrodo, kartais atsiranda nesusikalbėjimas, nes vieni žmonės sako, ne piniguose laimė, o kiti žmonės puikiai supranta, kad kai jų neturi visiškai, tai laimės irgi retai būna, jeigu tu neturi ko pavalgyti. Čia labai reikia skirti, čia man tai visai aišku, čia yra, nes ne piniguose laimė, bet jų stoka, reali stoka sukuria nelaimę mums. Nes mes neturim galimybių tenkinti kitus savo poreikius ir net mokytis ir realizuoti ir patirti tuos džiaugsmus, bet neturim galimybių tam. Jau reikia būti labai vėlgi neuro įvairovėje, kad tau patiktų, kaip šitas Diogenas, matodo, gyveno statinėje ir Aleksandras Makedonietis atėjo, pasakė, ką nori tau duos, tai sako, pasitrauk truputį nuo saulės. Taip. Tik tiek ir trūko to metu. Tai čia, žinot, reikia būti ypatingu, bet daugumai žmonių reikia pinigų tam tikro tokio pragmatiško kiekio, kad būtų galima tenkinti kitus poreikius. Bet kai mes patenkinam, dabar išgirskite visi poreikius, nes norų niekada nepatenkinsi. Čia priklauso nuo žmogaus išminties. Bet kai patenkinam poreikius, po to jie neduoda mums laimės. Bet jeigu jums trūksta pagrindiniam baziniam poreikiam tenkinti, mums yra nelaimė tada. Labai aiškiai išaiškinat skirtumą šitų žmonių požiūrių.
ačiū Jums labai už pokalbį, kaip Jūs ir sakot, galėtume dar tęsti, tai aš pasilieku, jeigu leisite tokią galimybę Jūs pakviesti ateityje ir giliau į tam tikras temas lysti. O šiandien labai dėkoju už pokalbį, turiu mūsų rėmėjų dovanas ir labai tikiuosi, kad mes šitoj temai dar susitiksime su Jumis. Ačiū Jums. Ačiū. Ačiū Jums.